Jonavos rajono policijos komisariate atliekant ikiteisminį tyrimą buvo gauta informacija. Norint ją patikrinti, buvo gauta teismo nutartis daryti kratą. Padarius kratą viename iš namų Jonavoje, Šaltinio gatvėje, buvo surastas aparatas naminiai degtiniai gaminti. Taip pat buvo surasta apie 200 litrų skysčio panašaus į naminę degtinę, rasta apie 1 toną brogos. Taip pat buvo rasti ir paruošti ingredientai naminiai degtiniai gaminti, tai yra didelis cukraus kiekis, taip pat mielių. Jonavos rajono policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas. Ikiteisminį tyrimą kontroliuoja Kauno apylinkės prokuratūra. Tyrimas atliekamas pagal Baudžiamojo kodekso 201 straipsnio 2 dalį dėl naminės degtinės gaminimo dideliais kiekiais, tai yra virš 50 litrų, turint tikslą realizuoti. Už šią nusikalstamą veiką įstatymo leidėjas numato baudą iki 37 660 € arba laisvės atėmimo iki 5 metų.